Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kursą Edukus pamoką. Su jumis mokytojas Edgaras ir šiandieną mes turime temą be going to. Kaip taisyklingai naudojam šią formą? Tai iš esmės yra būdas pasakyti ateitį, kaip ir will. Pavyzdžiui, I will play, I will do it, ar ne, aš tai padarysiu, aš žaisiu. Mes lygiai taip pat tai galim padaryti ir su going to. Ir šiandieną pamatysit skirtumą visų pirma tarp šitų dviejų formų, tas subtilus skirtumas, kada mes turim naudoti vieną, kada turim naudoti kitą, bet iš esmės juos galima tarpusavėje keitalioti ir siūlyčiau netgi pradžioje naudoti will, bet aš noriu, kad suprastumėt, kaip going to forma yra naudojama, kaip jinai atrodo ir ilgainiui tiesiog galėsit ją išmokti ir įtraukti į savo anglų kalbos žodyną. Tai jeigu norite dar labiau praplėsti žodyną, nepamirškit parsisiųsti nemokamos audio ir PDF knygelės 87 kasdienės anglų kalbos frazės, kurias susikūręs. Galite, sakau, visiškai nemokamai tai padaryti, prisijungsit prie mano pamokų naujienlaiškio ir turėsite instrumentą, kuris padės jums tiek kažkur keliaujant audio būdu, tiek galbūt skaitant, susipažinti su dažniausiamis frazėmis ir tokiu būdu praturtinti savo žodyną. Tai jeigu dar to nepadarė, tikrai siūlau tai padaryti ir tada iš karto perinam prie šios dienos temos. Ok, tai pradžioje tiesiog pradėkime nuo aš žaidžiu. Reiškia, turim rutinišką laiką, pasikartojant, ar ne šiuo momentu rutiniškai aš žaidžiu yra tiesiog I play. Mes imam asmenį, aš, tai būtų I šiuo atveju, ar ne? Ir tada imu pirmąją veiksmažodžio formą. To play yra bendratis, pirmoji tada forma reiškia yra play, I play, aš žaidžiu. Dabar jeigu noriu pasakyti ateitį, kad pavyzdžiui aš žaisiu, ar ne, ateityje, mes jau žinom, kad aš turiu panaudoti will. Aš tiesiog paimu tą I play, kurį prieš tai turėjau, į tarpą dedu will ir sakau I will play, ar ne? Po will visada naudojame bendratinę veiksmažodžio formą. Tai reiškia, jeigu aš būsiu, kadangi bendratis būti yra to be, tai I will be, ar ne? Kadangi bendratis yra to play, tai I will play. Naudojam bendratinę veiksmažodžio formą. Tai reiškia, will yra toksai kaip specifinis veiksmažodis, kuris pakeičia po jo einantį veiksmažodį. Tai yra modaliniai veiksmažodžiai vadinasi tokie. Žodžiu, aš žaisiu yra I will play. Tai pavyzdžiui, tu žaisi arba ji žais yra you will play, čia tu žaisi, arba jūs žaisite, daugiskaita gali lygiai taip pat būti, ar ne? Ji žais bus she will play. Reiškia, mes will naudojam visiems vienodai. Tiesiog po will turim bendratinę veiksmažodžio formą, o koks jau asmuo atlieka veiksmą visiškai nesvarbu. You will play, she will play, I will play, they will play, ar ne? Jie žais ir taip toliau. Dabar eiti, vykti kažkur tai yra to go. Ar ne, žinom šitą veiksmažodį, vienas dažniausiai naudojimo veiksmažodžio anglų kalboje yra to go. To go. Tai pavyzdžiui, aš einu į darbą kiekvieną dieną, mes čia turim jau rutinišką veiksmą, vėlgi, ar ne? Ne šiuo momentu, bet rutiniškai pasikartojančiai einu į darbą kiekvieną dieną yra I go, tiesiog I go to work every day, kiekvieną dieną, ar ne? To work į darbą. I go to work every day. Dabar, jeigu noriu pasakyti, kad aš einu į darbą šiuo metu, mes turime I am going to work, turim tokią konstrukciją. Reiškia, anglų kalboj, jeigu sakau, kad einu į darbą, aš turiu tiksliai žinoti, ar einu šiuo momentu į darbą, ar kalbu apie tai, kad tiesiog einu į darbą, vienas iš pasikartojančių veiksmų. Tai aš įmesiu nuorodą aplinkui video bus į pamoką, kur būtent aiškina skirtumą tarp šitų dviejų laikų, bet jums reikia suprasti, kad tiesiog yra du būdai, kaip pasakyti, ar ne? Mes galim sakyti šiuo metu I am going, arba galim lygiai taip pat sakyti ir rutiniškai I go. Bet mums dabar labai svarbu tą going susipažinti, kad taip atrodo veiksmažodis go su ingalūne, ar ne? Going forma. Tik čia go yra tikrasis veiksmažodis. Pagalbinis veiksmažodis šiame sakinyje yra am. I am. Nes šiaip I am reikštų aš esu, ar ne? Bet I am going reiškia aš einu šiuo momentu. Am, tai yra veiksmažodžio būti forma, atlieka pagalbinio veiksmažodžio funkciją. Going yra tikrasis veiksmažodis. Okay, tai aš dirbsiu, dabar mes galim pasakyti dviem būdais. Reiškia, aš galiu sakyti I will work, kaip ir prieš tai turėjom I will play, bet aš galiu sakyti ir I am going to work. Ir dabar, jeigu pastebėsit, tai šitas sakinys I am going to work atrodo lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvęs I am going to work, aš einu į darbą.
Tik tai tiek, kad jau čia šitam sakinyje mes going to work yra visas veiksmažodis, ar ne? I am going to yra ta forma, kuri nurodo ateitį. Going to. Ir tas to žodelis galiai išduoda, kad sekantis žodis bus veiksmažodis. Tai yra bendratys, ar ne, iš esmės. I am going to work. I will work arba I am going to work. Tai yra ta specifinė forma, kuri iš esmės lygiai taip pat reiškia ateitį. Tik tiek, kad dažnai žmonės, kurie mažiau žino anglų kalbą, jie naudoja will, ar ne? Ir kai susiduria su going to, galvoja, kad čia going yra tikrasis veiksmažodis, kad čia kažkas kažkur tai eina, kaip prieš tai buvusiam sakinyje, ar ne? I'm going to work, aš einu į darbą. Bet čia aš noriu pademonstruoti to pačiu sakiniu, lygiai tais pačiais žodžiais, kad esmė visiškai kita. I'm going to work yra aš dirbsiu. I am going to work, ar ne? Ok, keliaujam toliau. Tai pavyzdžiui, will ir be going to, tai yra du būdai iš esmės pasakyti tą patį ir jie pasako abudu ateitį. Jie turi skirtumą. Yra subtilus skirtumas tarp šitų dviejų formų, ar ne? Yra skirtumas, kada mes pagal teoriją turėtume naudoti will, kada labiau turėtume naudoti be going to. Ir aš tą skirtumus jums paaiškinsiu, bet aš jums galiu drąsiai sakyti, kad jūs galite naudoti will visada ir tiesiog bus lengviau pasakyti jums. Ir tiesiog supraskit, kai jums kažkas tai sako su going to forma. Bent jau pradžiai, kol pasieksit tą lygį, kai jau galite susikalbėti, tikrai will galite naudoti drąsiai. Ir nesukti galvos, kad vienas kitas smulkus netitikimas tenai gali būti. Okay? Tai pažiūrėjau, kaip tai atrodo pavyzdžiuose. Pavyzdžiui, aš žaisiu, jeigu su will aš sakau, ar ne, bus I will play. Kaip ir prieš tai turėjom, ar ne? I play yra paprastai, rutiniškai. I will play yra ateitis. Aš žaisiu. I will play. Dabar tą patį aš žaisiu galiu pasakyti dviem būdais. Galiu pasakyti ir I am going to play. Tai va ir čia atsiranda ta going to forma, ar ne? Dabar matėt, yra paprastai yra vadinama be going to forma. Mes turime čia am. Todėl, kad šita forma, šitas žodelis am arba is arba are priklausys nuo to, koks asmuo yra, ar ne? Kadangi aš esu yra I am, dėl to čia ir sakau I am going, ar ne? I am going to play. Lygiai taip pat galiu sakyti ir I will play. Tai bus lygiai tas pats, ta pati ateitis. Aš žaisiu, ar ne? I will play arba I am going to play. Dabar pavyzdžiui, jeigu tu žaisi, jau noriu pasakyti, tu žaisi arba jūs žaisite, yra you will play, su will viskas paprasta, ar ne? Bet, žiūrėkit, jau čia mes turime are, nebe am. Nes tu esi, jūs esate, you are. Ne you am, ar ne, ir ne you be. You are. Dėl to mes sakome you are going to play. You are going to play. Naudojame going to formą, bet tas be priekyje patampa jau į are šiuo atveju. Nes turim asmenį you. You will play. You are going to play. Ar tu žaisi? Ar tu žaisi? Pažiūrim, kaip klausimas susidarytų. Dabar, kai naudojam will tiesiog šoka į priekį. Will you play, ar ne? You will play buvo teiginys. Will you play? Will atsistoja priekyje. Klausimas. Dabar žiūrėkit, kaip klausime, tarkim, ar tu esi? Sakytumėm, tu esi yra you are. Ar tu esi, you ir are susikeistų vietomis ir gautumėm are you. Lygiai taip pat ir čia. Šitą pagalbinį veiksmažodį are mes keliame į priekį, jeigu norim padaryti klausimą. Ir sakome, are you going to play? Are you going to play? You are going to play būtų teiginys. Are you going to play būtų klausimas, ar ne? Ir will you play? Manau, kad su will pakankamai paprasčiau yra, ar ne? Nes will tiesiog you will play, will you play. Tiesiog gražiai will ir you keičiasi vietomis. Dėl to ir sakau, kad jums išmokti pradžiai will reikia taisyklingai naudoti. Ilgainiui jau išmoksit tą skirtumą ir going to galėsit inkorporuoti savo kalbą. Bet pradžiai will ko puikiausiai užteks, nes jis yra paprastesnis. Tai will you play? Are you going to play? Ar ne? Ok, žiūrim toliau. Pavyzdžiui, daryti. Ar pamenat, kaip yra daryti? Tiesiog to do. Ar ne? To do yra daryti. Tu darai, vėlgi rutiniškai, ar ne? Yra you do. You do. Tai tu tai darysi,
Aš galiu sakyti dviem būdais, jau žinau, ar ne? Arba you will do it, do it, arba you are going to do it. Vėlgi, you are going to do it. Tai būtų I am, jeigu aš tai padarysiu, ar ne? I am going to do it. Bet čia tu arba jūs, tai sakome you are going to do it. Ar ne? You are going to do it. Ką tu darysi? Prisiminkim, kaip taisyklingai sudarom klausimą, kai turim kažkokį tai vieną iš klausimų žodelių priekį, ar ne? Ką, kur, kada ir taip toliau. Mes turim taisyklingą klausimą išlaikyti, ar ne? What will you do? Jokių būdų ne what you will do. Aš negaliu tiesiog paimti teiginį ir prilipinti what priekį. Aš turiu dėti what ir tada taisyklingą pilną klausimą. O taisyklingas klausimas su will yra, kai will stovi priekyje. Tai will you do ir tada priekyje dar what. What will you do? Ir lygiai taip pat su going to forma, ar ne? Jeigu aš turiu are you going to do it, ar neturėjau? Tai what are you going to do? Jokių būdų ne what you are going to do. Negaliu taip dėlioti. Negaliu what prilipinti prie teiginio. Turiu taisyklingą klausimą ir tada jau what lipinu iš priekio, ar ne? What are you going to do? Pavyzdžiui, dabar skirtumas, kai naudojame, kada reikėtų labiau naudoti will, kada labiau reikėtų naudoti going to, yra tas, kad dažniausiai will naudojam tada, kai sprendimai yra priimami čia ir dabar. Pavyzdžiui, prieina prie jūsų padavėjas arba padavėja ir sakote, norit užsakyti maistą. Ir sakote, aš norėčiau salotų, arba aš užsisakau salotas, I will have the salad. I will have the salad. Have, mes žinom, atlanų kalboje mes maistą turim, ar ne? Turėti, to have. I will have, aš turėsiu salotas, aš valgysiu salotas, aš užsisakau salotas, ar ne? I will have the salad. Ar jūs galėtumėte pasakyti čia I am going to have the salad? Žinoma, kad taip. Viskas ok, jūs ko puikiausiai suprastų. Tai yra tarp šitų dviejų formų yra toks subtilus skirtumas, kad niekas, kaip sakoma, neprisikabins, jeigu panaudosit vieną arba kitą. O kaip pažiūrim dar vieną pavyzdį. Dabar kitą savaitę aš aplankysiu savo draugą. Dabar tai nėra jau toksai staigus sprendimas, kaip kad ką tik nusprendėt valgyti salotas. Greičiausiai, kad jau visą savaitę netgi praeis, jau dabar žinot, kad po savaitės aplankysit. Tai jau panašiau į planą, ar ne? Dėl to mes turim, kaip ir pagal idėją, naudoti čia going to formą. Ir sakytumėm, I am going to visit my friend next week. I'm going to visit my friend next week, ar ne? I'm going to visit my friend next week. I am, jeigu būtų kitas asmo, būtų you are, ar ne? Bet going to visit my friend next week. Ar aš galėčiau sakyti I will visit my friend next week? Žinoma, kad taip. Manau, Žalgiris šiandien laimės. Dar vienas būdas, kada mes naudojame will. Tai yra, kai aš atlieku spėjimą remdamasi savo nuomonę. I think Žalgiris will win today. Ar ne? I think, aš manau, Žalgiris will win. Čia kaip netgi du sakiniai, ar ne? Aš manau, Žalgiris laimės. I think Žalgiris will win today. Ar aš galiu sakyti I think Žalgiris is going to win today? Viskas ok, galiu. Tiesiog atrodys, kad esu labiau užtikrintas, negu kad sakydamas will. I think Žalgiris will win today. Pavyzdžiui, pažiūrėkit tos debesis, manau, lis. Reiškia, aš jau matau kažkokius pritvinkusius debesis pareinančius ir sakau, look at these clouds. I think it is going to rain. It is going to rain. Ar galiu sakyti it will rain? Žinoma, kad galiu. Jeigu labiau noriu parodyti, kad savo nuomonę remiuosi, ar ne, bet vėlgi sakau, skirtumas tarp šitų dviejų būdų pasakyti yra labai labai subtilus. Jį reikia suprasti. Sakau, siūlyčiau mokėti pasakyti su will, bet suprasti, jeigu gaunat atsakymą su going to. Ar tu būsi vakarėlėje? Pavyzdžiui, galim pasakyti su will, pabandykim pradžiai. Kaip tai skambėtų? Jeigu reikia pasispauskit pauzę, sugalvokit atsakymą, ar ne, anksčiau negu kad aš pasakau jį. Ar tu būsi vakarėlėje? Will you be at the party? Ar ne? Will you be at the party? Taip. Will you be at the party? You will be at the party būtų teiginys. Will atsistoja į priekį, klausimas. Will you be at the party?
Dabar kaip paklaustumėte, ar tu būsi vakarėlyje, jeigu norim su going to paklausti? Going to panaudodami? Vėlgi, jeigu reikia pasispauskit pauzę. Are you going to be at the party? Are you going to be at the party? Ar ne? You are going to be at the party būtų teiginys. Are you going to be at the party yra klausimas. Na ir pabandykime išsiaiškinti dabar, kaip neiginius reikia padaryti. Tai pavyzdžiui, aš to nedarysiu. Jeigu su will, tai būtų tiesiog I will not do that. I will not do that. Tarp will ir veiksmažodžio, to, kuris tikrasis, dedam not ir gaunam I will not do that. Jeigu norit apjungti, gaunasi won't. Won't. Ir tiesiog sujungtas will ir not į vieną yra won't. Galit naudoti ir atskirai, nebijokit atskirai panaudoti. Nes labai dažnai mokiniai nesujungia pasakyti vieną, nes kiti šneka greitai, naudoja sujungdami, viskas ok, galit sakyti will not. Jūs ko puikiausiai supras, tiesiog bus truputėlį raiškiau, truputėlį ryškiau ir labiau pabrėžta, negu kad sakytumėte won't. Ir aš to nedarysiu su going to. Pabaigai, aš to nedarysiu su going to yra I am not going to do that. I am not going to do that, ar ne? Jeigu sakytumėte aš esu yra I am, aš nesu I am not. Tai lygiai taip pat I am not, tik tada mes turim tą jau going to do that, ar ne? Mes turim going to ir tada tikrai veiksmažodį, kuris mums reikalingas yra. Ok, tai tokia ta going to forma yra, ar ne? Kaip ir sakau, ją galim naudoti kaitaliodami su will. Ar jums reikėtų ją, jeigu dabar esat, kaip sakoma, savo mokslų kelionės pradžioj, ar reikėtų iškart going to mokintis? Tikrai nebūtinai. Pradžiai išmokyti will taisyklingai panaudoti. Ir kai išmoksit taisyklingai panaudoti will, jau ilgainiui tada galėsit pridėti going to. Taigi primenu pabaigai dar, kad jeigu dar to nepadarėt, parsisiųskit nemokamą audio ir PDF knygelę 87 kasdienės anglų kalbos frazės. Kaip ir sakau, parsisiųskit, įsikelkite telefoną ar kompiuterį, klausykitės, tegul tos frazės patampa tas, kurias iškaltumėt, kaip sakoma, naktį pažadinti. Nes jos tikrai naudingos, jos tikrai kasdienės ir tikrai pravers jums anglų kalboj. Tai jeigu to nepadarėt, parsisiųskit ir kaip visada ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kad mokotės su manimi, visada lauksiu jūsų komentarų, su pastebėjimais, pasiūlymais, visada atsižvelgiu tai, ką siūlau, kokias pamokas parekomenduojat, kad galbūt reikėtų padaryti viską įtraukti į sąrašą, tai jeigu turit kažkokių idėjų, būtinai su manim pasidalinkit ir ačiū, kad esat. Iki.